televizijos žiūrovai, jūs kiekvieną dieną žiūrite televiziją, tikriausiai šiais laikais matot mus, o nematot tų žmonių, kurie stovi už kamerų, už aparatūros, o be kurių televizijos ekranas būtų tik tai šnipščiantis ir tuščias, pilkas, ir kad nebūtų taip liūdna. Jums štai šitie žmonės, šitie vyrai, kurie dabar čia su mumis Jūrogijose netoli Kauno susirinko ir papasakos apie savo darbą. Mes, žurnalistai, jau ganėtinai prisigyrėme, kaip ten mes sugebėjome didvyriškai dirbti, ką daryti, žodžiu, kad jūs matytumėt mūsų televizijos programas, Laisvos Lietuvos televizijos programas, tačiau šnipštas tik tai išeitų, tiesioginio to žodžio prasme šnipštimas, jeigu štai vyrai Jūrogijose nemačytų mums. Jūs prisistatykit gal dabar televizijos žiūrovams iš eilės vardu, pavardę, pareigomis, kad jie maždaug susipažintų su jumis, nes aš to padaryti negaliu, tik tai atvažiavom su filmavimo grupė. Antanas Humaras, inžinierius. O jūs? Vijūnas Vytautas, vyro elektromechanikas. Radvilavičius Jonas, cecho viršininkas. Jūs? Ratkauskas Algis, pamainos inžinierius. Taigi cecho viršininkas, pamainos inžinierius ir du inžinieriai dar, kurie taip pat dirba čia Jūrogijose. Tikriausiai visa, ką Lietuvos žmonės dabar mato, Lietuvos laisvos televizija, tai eina per jūsų vyrai rankas netiesiogiai, taip? Nu, dalinai, tai čia ta zona iš mūsų pagrindinai, tai yra, kas žiūri 9 kanalu. Tai palyginus gan didelį zoną. O be to pas mus yra realinis punktas, iš kurios skirstosi signalai po visą Lietuvą. Kokia tai maždaug zona? Kuria prasme? Kiek Lietuvos mato 9 kanalu štai mūsų 9 kanalų yra programą? labai nevienodai. Pavyzdžiui, į Jurbarko pusę, į Lenkijos pusę yra virš 100 km. Nu, 100 km spindulio tai grinai užtikrinta zona. Tai beveik, galima sakyti, nu, gal siekia ir trečdalį Lietuvos. Na, o vėliau turbūt yra retransliuojamas signalas šiaurės Lietuvoje, vakaruose. Nu, toliau eina per Elinę čia šalia iš mūsų, skirstosi ir į Klaipėdą, ir į visą likusią dalį Lietuvos. Įdomu tai, kad kada mes ten tą pirmą naktį dirbom labai chaotiškai, išsigandę, suprakaitavę, ir jūs turbūt čia sunkiai triusėt, užtikrindami tai, kad signalas pasiektų Lietuvos žmonės. Tačiau nuostabu tai, kad jisai pasiekė ne vien Lietuvą, o regėjo tą mūsų transliaciją Latviai, Estai, per juos Suomiai, o per Suomius turbūt ir dar tolesni gyventojai žemės, netgi kiti kontinentai. Kaip tai įvyko? Tai naktį, kai mes atvykom į telecentrą, paminau, automatiškai budėjo, visi buvo čia. Ir nutrūkus signalui jau iš ten, operatyviai praktiškai iš Kauno studijos gavom signalą. Pats pirmas beros buvo Vydmantas, kuris jau tiesiog kalbėjo mikrofoną čia vietoje iš mūsų. Sakė, kad žmonės rinktųsi. Ar tikėjotės šito? Kažkaip tai buvo neramu. Na, reiškia, ruošti reikia ginklus taikos metu arba Rogės vasarą. Teisinga ta patarlė mūsų. Sakykite, tokio apkrovimu turbūt jūsų cechas dar nėra dirbęs niekad, kaip dabar. Ne, mes dar taip nedirbam ir niekas negalvojo, kad mes galėsim dirbti už tokių barikadų, kaip turbūt parodysit per televiziją. Ar tai ne paslaptis? Nu, nežinau, kad man atrodo paslapties dėlės nėra, nes visi žino, kaip... Tik mašinos pravažiavo 40 turbūt vėl. Jo, čia kareivių labai daug važiuoja ir visi mato. Nu, reikia paminėti, man atrodo, čia yra punktas radio Relinės, kurie dabar dirba su didelio apkrovimu, nes taip vadinamos regioninės programos dabar eina ir visą komutaciją atlieka jie. Tai o dar gal tada nueisim ir ten paskui parodysim žiūrovams. Na, o mes tai ką, dirbam ir toliau dirbsim. Na kągi, tada gal mes prie tų komutacinių linijų prieisim ir paskutinysis pašnekovas pakomentuos tą vietą, gerai? Nu, pas mus komutacijos yra atliekamos tokios, kurios reikalingos operatyviniam perjungimui visokiam, o aplamai paėmus mes buvom numatę tokią galimybę išeiti į eterį be vaizdo. Iš vakaro buvom numatę šito atveju išeiti. Į eterį pasijungia mikrofoną ir galų gale tai prireikia. Na, sakykit, tai operacija, kuri vyko Vilniuje, sako operacija kabutės, nes tai tiesiog banditiškas aktas, vadovavo turbūt kažkoks tai štabas, kadangi kariškiai visada yra štabas, po to iš štabo eina taip pasiuntinukai ten, arba, sakykime, paketai slapti, pagal juos veikia atskiros dalis. Joks štabas čia mums nevadovavo, vis tiek kažkas tai pavyko padaryti. Nu, galbūt sakyčiau, čia pačių iniciatyva ir tam tikras pasiryžimas
ta prasme, kaip ir visų Lietuvo žmonių. Nu čia paslapties nebuvo, jau čia buvo visą savaitę praktiškai ruoštasi tam. Na, sakykit, jeigu nukirstų jūsų šaknis, tai yra kabelį ar ką nors panašaus padarytų, turbūt nėra taip jau sunku sustabdyti tą Laisvos Lietuvos televiziją, tačiau priešai atsitraukė kuriam laikui. Nu tai jeigu atkirs mūsų, tai liks dar tolimesni punktai. Reikia praktiškai paimti visą Respublikos visus punktus, tada tik tai jau patį paskutinį, kai paims, tada dar jau nebus jokio vaizdo. Na, o jūs nusiteikė, kiek aš suprantu, iš tų barikadų iki galo stovėti? Nu, barikadas prieš techniką net laikys, prieš jėgą galingą, tai čia tokių barikadų nebus turbūt. Tik tai žmonės, kurie susirinkė, kurie saugoja mus, tai taip. Na kągi, mes dabar pasidarykime po Juragių šitą retransliacijos stotį, be kurios iš tiesų turbūt niekas nematytų televizijos vaizdo visoje Lietuvoje, kur siekia 9 kanalas ir kur retransliuojama ta programa. Padėkokime dar sykį mintise ryšininkams, tiems, kurie dirba tam, kad mes matytumėm televizijos vaizdą, nes mūsų visgi dalis kūrybinių darbuotojų yra palyginus labai mažai iš tiesų. Pagrinde čia dirba tie žmonės, kurie yra už ekrano, už kadro, tačiau jų indėlis, jų dalis į šį darbą yra pati didžiausia, todėl kad daug yra tų taškų, kuriuose susikerta signalas išeinantis iš mūsų televizijos studijos Kaune. Ir be šių visų taškų, be šių mazgų signalas į jūsų namus, mėlyjei, neateitų. Taigi dar sykį ačiū. Ir dar viena vieta, į kurią dabar atėjome, mėly televizijos žiūrovai, tai radio rėlinių linijų punktas. Tai tokia vieta, į kurią jūs tikrai nepateksite, net ir norėdami, nes, kaip sakiau, apsauga gera, o be to ir režimas tam tikras yra turbūt įvestas. Ir štai šiame radio rėlinių punkte dirba ir dama, ir vyriškis. Prisistatykit, prašau. Anzulinė Aldona, elektronika. Garanauskas Eugenijus, inžinierius. Na ir turbūt ir buvot ir tą 13-osios naktį jūs čia dirbot. Teko. Aš tai buvau. Aš nebuvau įsėdė. Na, vyriškiui teko tą dalę čia pabuvot. Per jūs tikriausiai šitą radio rėlinių linijų punktą ryšys su visa Lietuva. Nu, praktiškai tai taip. O gal galėtumėt populiariai paaiškinti televizijos žiūrovams, to pačiu ir man, nespecialistui, kaip tai yra daroma? Nu, mes turim tarnybinį ryšių kanalą, kur praktiškai galima su visais radio rėlinės punktais susirišti. Taigi dabar, kada mūsų televizijos žiūrovai mato Panevėžį, Mažeikius, Šiaulius, Klaipėdą, tai pirmiausiai tas signalas iš ten ateina pas jūs. Taip, pas mus. Ir mes čia komutuojam. Na, o ar sunku? Nu, iš pradžių, žinot, kol susigaudėm, kol visas komutacijas pasidarėm. Turbūt nemanėt, kad teks dirbti štai tokį darbą, tokiu režimu, juk jūsų darbo vieta buvo skirta visai kitam. Nu, tai žinoma, esam tokiam sąlygom. Tai. Na, kaip matot, žmonės nelabai nori šnekėti, turbūt ir varžės ir prieš įjungiant mums kamerą, tačiau pasakysiu, jog čia taip pat nemažiau svarbus punktas, nebūdamas net specialistų ryšių, galiu pasakyti, kad štai ir be šio punkto signalas į jūsų žydruosius ekranus neateitų. Taigi dėkoju ir jums visų televizijos žiūrovų vardu. Ačiū. Štai fortifikacijas, mėly televizijos žiūrovai, jau matėte iš viršaus, kaip atrodo Juragiai dabar. Visiškai netikėtas vaizdas tiems, kurie čia buvo prieš mėnesį. Ir tikriausiai jums taip pat, jeigu galite taip pat prisistatykite mūsų žiūrovams, abu vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios atstovai Kauno rajone. Aš esu Kauno rajono tarybos pirmininkų pavaduotojas Patašius Algimantas. Kauno rajono valdybos kapitalinės statybos skyriaus viršininkas Svetkauskas Klevensas. Na tai būtų kur kas natūraliau su jumis stovėti, sakykime, prie kokio nors statomo namo Kauno rajone, kur atėjęs įkyrų žurnalistas barą, štai jau statėte, o čia, sakysime, gyventojai neįsikelia, santechnikos darbai nebaigti, juk tai būdavo prieš metus, prieš du. O dabar mes, nors ir su šypsena, bet stovėm taip gana liūdnoje vietoje prie televizijos retransliacijos stoties Juragiuose ir matom, kad iškilo tvoros tikrai galingos.
Nu, čia statybos tempai tikrai nebūdingi, galbūt mūsų tai įprastiniai statybai. Tai, ką mes čia matom, buvo sukurta labai greitai, praktiškai užvakar prasidėjo darbai apie vidurdienį, o iš esmės jie buvo baigti vakar dienos vakarai. Nu, čia pagrindė tai dirbo Kauno miesto statybinės, pramonės įmonės ir statybinės organizacijos. Jūs, gerbiamas Patašiau, turbūt koordinuojate šį visą apsaugos darbą, kaip saugotos objektus Kauno rajone esančius. Na ir turbūt tik tai Kauno rajono žmonės čia saugo juragius, nors mes skelbėme per televiziją, radiją tos saugojimo grafikus, o saugojo ne kauniečiai, tačiau rajono gyventojai. Nu, pradžioje taip ir buvo. Jeigu paim sausio 13 dieną, tai nakties metu, kada buvo paskelbta apie tai, kad reikalinga apsauga ir juragiuose, tai nakties metu žmonės tiesiog su savo mašinom važiavo šį objektą, kad jį tik tai apsaugot, kad galėtų gauti pagrindinę informaciją, reiškia, Lietuva iš šito objektų. Nu, po to, jeigu aplamai paimtai, reiškia, pradėjo važiuoti ir Šakių rajonas, ir Vilkaviškių, ir Prienų, ir Alytaus. Ir kas keiščiausia, kad praktiškai suvažiuodavo žmonės atsiveždami savo maistų, kad tik tai galima būtų pabūti čia, tam objekte. Reiškia, kad tik tai galima kokios tai galimybės rasti, reiškia, apsaugoti šitą objektą. Nu, tarpais nakties metu būdavo net iki 2,5 tūkstančių čia žmonių. Nu, a dabar turbūt jau pastebė to, kad kada iškilo visai ta nelemta ir gal net ir nevaizdinga tvora, žmonių, aišku, skaičius sumažėjo, matomai, kad galbūt jų ir nereikia tiek. Aišku, jeigu tankai eitų ir su didelė jėga, tai matomai šitą tvorą galbūt ir išgriautų, bet mes siekiam galbūt ne to, kad parodyti čia, kad mes susibarikadavę iki tiek, bet matomai, kad aplinkybės verčia ir šitą irgi daryti. Nes kito kelio turbūt, kada priešininkas negalima jo niekada tikėti, ką jisai sugalvos šiandien ar rytoj, reiškia reikalingos visos apsaugos priemonės, kad tą objektą galima būtų išsaugoti ir gauti atitinkamą informaciją visai Lietuvai, ne tik tai galbūt Lietuvai, bet ir visam pasauliu. Na ir darydamas dabar išvadą apie tai, ką jūs šiandien pamatėte, mėly televizijos žiūrovai, dėkodamas pašnekovams už triūsą visų pirma ir už informaciją be jokios abejonės, noriu pasakyti, kad ačiū Dievui, dėkui Dievui, Kaune buvo ramiau žymiai ir dėl to galėjome mes matyti televizijos laidas, girdėti radio laidas iš Kauno ir iš Vilniaus. Kol kas, kaip sakiau, buvo ramiau, nes ir susitarimas tam tikras buvo pasiektas tarp miesto kariškių ir miesto valdybos bei tarybos, kas irgi, sakyčiau, pastarųjų naudai liudija, jog jie elgėsi žymiai apdairiau negu tos jėgos, kurios Vilniuje veikė. Na, tikėkime, kad viskas bus gerai, kad ši tvora savo paskirties neatlikusi bus kada nors demontuota, kaip sakėte, domisi jau individualių namų statytojai, kadagi bus griaunama. Na, tas prakeiktas lietuviškas apdairumas, kaip sakyčiau. Taigi dar sykį jums dėkoju ir dėkoju mus žiūrintiems dabar. Ačiū. Po drąsių vyrų, kuriais mes galime moteris didžiuotis kalbų, norėčiau tarti moterišką paguodos žodį. Tai bus eilės Vytauto Onaičio.